Visais laikais, kad ir kokią komandos sudėtį serbai pasirinktų, jie visada yra priskiriami prie favorito. Tai rodo ir paskutiniųjų turnyrų rezultatai. 2009 metais Lenkijoje vykusiame Europos čempionate iškovotas sidabras ir sėkmingas pasirodymas pasaulio čempionate. Nors po pasaulio čempionato Serbijos rinktinės treneris Dušanas Ivkovičius buvo paskelbęs, kad daugiau rinktiniai nebevadovaus, tačiau vėliau persigalvo ir vis dėlto atvyks į Lietuvą. Po sėkmingų rungtynių Europos ir pasaulio čempionatuose treneris ir toliau bando išlaikyti rinktinės brandolį. Tad joje jau 3 metai matomas tos pačios pavardės. Dauguma jų tai jauni stipriuose Eurolygos klubuose žaidžiantys krepšininkai. Iš jų galime skirti 2 komandos lyderius. Tai Nenadas Krističius žaidęs NBA lygoje bei geriausias 2010 metų FIBA Europe žaidėjas Milošas Teodosičius. Serbai visais laikais turėjo ypač talentingų žaidėjų ir buvo pavojingi visose aikštelės pusėse. O praėjusiame Europos krepšinio čempionate dalyvavusi naujai surinkta rinktinė visus sužavėjo komandiniu greitu žaidimo stiliumi, kibia gynyba ir taikliais metimais. Serbijos nacionalinė rinktinė Eurobasket kovas pradės Šiauliuose, kur žais su Izraeliu, Latvija, Italija, Prancūzija ir Vokietija. Lietuva su šia Serbijos rinktinė jau buvo susidūrusi mūsų rinktiniai nesėkmingai pasibaigusime turnyre Lenkijoje ir tada teko pripažinti jaunųjų serbų pranašumą. Tad šiais metais jei abi rinktinės vėl susidurs vėlesniuose etapuose, kaip visada bus galima tikėtis intriguojančios kovos.